Šiandien noriu pakalbėti apie balansą. Balansą tarp moteriškos ir vyriškos energijos ir kaip tai yra svarbu. Ir čia dalyvauja šiandien du akmenys, Mėnulio akmuo. Mėnulio akmuo, kuris atstovauja moterišką pradą, kuris kalba apie mūsų santykį su mama, apie pasąmonę, apie mūsų jausmus, apie tai, kaip mes sugebam mylėti pasaulį, žmonės ir kaip mes priimam tą meilę. Ir tai yra svarbu subalansuoti, nes tada mes jaučiamės laimingesni, kai mes galim priimti ir duoti daugiau meilės. O kitas akmuo yra Saulės akmuo, tai vyriškas pradas, tai yra santykis su tėčiu, tai yra sąmonė, yra veiksmas, yra mūsų savirealizacija ir pinigai, finansai, materija. Tad subalansavus moterišką ir vyrišką energijas mūsų gyvenimas ženkliai pagerėja. Ir tai atspindi taip pat mūsų santykis su mama Mėnulis, o Saulė tai simboliškai atspindi santykį su tėčiu, kaip galim pasitikrinti, kiek mes tos jaučiam meilės ir kaip mes klestim materijoje, koks tai santykis su mama, su tėčiu ir galim mes tai pagerinti. Tad kviečiu šiandien, jeigu jaučiat vidinį norą, prisijungti prie vizualizacijos ir susitikti su mama, su tėčiu, su savimi, paleisti nuoskaudas, apkabinti mamą, tėtį, padėkoti ir apkabinti save ir susiharmonizuoti šitas vyriškas, moteriškas energijas. Ir taigi, pradėkim. Kviečiu jūs atsisėsti patogiai, tiesiu stuburu, rankos, kojos lengvai padėtos, nekryžiuojamos. Galim užmerkti akis ir lengvai pakvėpuokim, įkvėpkim per nosį, iškvėpkim per burną. Suvokim savo pėdas, pakilkim aukštyn vidiniu žvilgsniu, blauzdas, šlaunis, pilvą, krūtinę, rankas, kaklą, veidą, akis, lūpas, ausis, veidą ir mes jaučiam, kaip viskas atsipalaidavę. Mes jaučiam, kaip saulė šviečia. Ir vėjelis lengvas pučia, plaukus mūsų kedena. Ir dar kartą įkvepiam lengvai, iškvepiam, o kaip gera gyventi, kaip šviesu, nuostabu. Ir dar kartą įkvepiam ir iškvepiam dar daugiau šviesos, šilumos. Ir mes atsiduriam žalioj laukymėj, aplinkui pilna nuostabių gėlių, šilta, saulėta, skraido drugeliai ir bitės dūzgia. Tokia šilta, šviesi diena, galbūt netgi kolibriai, gal čia kažkokia egzotiška šalis. Kas čia žino, kiekvienas savo erdvėj, saugioj, tenai, kur man geriausia. Ir dabar aš pasikviečiu savo mamą, aš džiaugiuosi, laimingas ir matau, jie ateina. Nuostabi mano mama. Ir aš sutinku ją, apkabinu arba
kaip man norisi. Ir aš sakau, mama, dėkoju tau už gyvybę. Tu mano gyvybės šaltinis. Mama, aš tave myliu, mamyte. Ir jaučiu meilę iš jos ir švelnumą. Aš jaučiu, kad visos mano pretenzijos, nuoskaudos, tai tik tai proto žaidimai, kad tai netikra. Apkabinu mamą ir minutei pabendrauju su ja, taip kaip man norisi, išsakau. Ir leidžiu ją išeiti, padėkoju, jaučiu didelį dėkingumą, meilę ir jaučiu, kaip tiesiog ištirpsta toje meilėje visos nuoskaudos, pyktis, skausmas, neteisybės jausmas, skriaudos, viskas ištirpsta toje meilėje. Ir jaučiu, kaip tas vietas pripildo šiluma, šviesa, gerumas, noras mylėti visus. Ir aš matau, kaip gražu žalia aplinkui ir aš einu toliau. Saulėta diena, nuostabu. Aš einu į mišką. Čia tokie stiprūs medžiai, aukšti. O, tokia jėga, stiprybė. Palaima. Ir aš pakviečiu savo tėtį į šitą erdvę. Ir matau, kaip ateina mano tėtis energingas, laimingas. Ir aš sakau, labas tėti, tėvelė, myliu tave, apkabinu, ar kaip man norisi. Dėkoju tau už gyvybę, už gerumą. Viską, ką man duodi. Ir pabūnu su savo tėčiu, išsakau viską, ką noriu, išjaučiu. Ir dabar padėkoju už gyvybę ir leidžiu savo tėčiui išeiti. Ir jaučiu, kaip visos nuoskaudos, pyktis, neteisybė ištirpsta meilėje. Kaip viskas tiesiog lengvai pasišalina. Ir mano širdis dar labiau atsiveria ir dar daugiau šviesos, šilumos, gerumo. O kaip gera gyventi, kokia saulė nuostabi, kokia diena, šilta, saulėta. Ir aš einu į priekį, išeinu į laukymę, matau horizontus, matau jūrą, erdves plačias, matau tolumoje miestą, kiek tenai galimybių, matau, kad galiu mylėti. Ir aš pakviečiu save į šitą erdvę. Ir aš matau, ateinu aš. Ir aš sakau, aš myliu save. Aš apkabinu save ir dėkoju už viską, ką duodu sau. Aš išsakau savo tai, ką jaučiu. Ir leidžiu sau išeiti ir jaučiu, kaip
besąlyginė meilė ištirpsta visos nuoskaudos, pykčiai ant savęs ir aš laimingas, vau, kaip čia taip atsitiko, kaip aš prasiplėčiau, kaip mano horizontai, kaip dar šviesiau, šilčiau, kaip nuostabu, kaip dėkingas, kaip gera gyventi, myliu mamą, tėtį, save, gyvenimą, kiek galimybių, kiek energijos, kiek padidėjo mano vidinė talpa priimti pasaulį, dovanas, kai viskas ištirpo meilėje. Ir dabar aš grįžtu čia ir dabar ir suvokiu savo kūną, suvokiu, kad sėdžiu ant kėdės, pajudinu savo sprandą, rankas, kojas. Ir atsimerkiu, nusišypsau, labas. Ir pasižiūrėkime, ką tarot kortos pasakys, kokį patarimą duos, kokia šiandien diena. Ištrauksiu 3 kortas. Tai nuostabu. Tai nuostabu. Tai apie tai, apie ką mes čia ir dabar ką tik kalbėjom ir darėm, tai rodo išsilaisvinimas iš gniaužtų, atsiverimas naujam horizontam ir meilės priėmimas. Kokios nuostabios kortos. 8 lazdos, 8 kardai, tai matyti ir lazdos dalyvauja. Tai yra apribojimai, tokia būsena sustingimo ir neveikimo, kai aš pats save kažkaip apriboju, kai aš pats galvoju, kad aš nevertas, bet tai yra tik tai iliuzija, aš pats susikuriu tą tokį jausmą, kad aš toks nevertas, nemeilės. Kaip ir šitoj kortoje matosi žmogus, kad jisai susigūžęs, jisai net nesidairo aplinkui, jo tokia būsena, jis pats save uždaręs tam narvelį, bet matosi, kad metas išskristi, kad aš galiu tai padaryti. Ir su šios dienos paleidimo praktika tai įvyko. Nes ne veltui tokios kortos, kad žmogus išsilaisvina iš tų gniaužtų, iš tos iliuzijos, ką pats susikūrė. Ir čia matosi, kad 3 lazdos, tai ir kalbama apie tos horizontus, kaip ir meditacijoje, tą miestą, tas galimybės, tos pinigus, kuriuos aš galiu uždirbti, tą savirealizaciją, tai čia yra apie tai. Tai labai gražiai atsispindi. Tai ta vyriška energija, kai susibalansavo, tai va ir atsivėrė tie horizontai, kai išėjau iš tų apribojimų, paleidau tas nuoskaudas ir tai, ką buvau susikūręs, kas buvo netikra, bet mane stabdė, aš išeinu į savirealizaciją. Ir taip pat ir meilė čia atsispindi. Čia yra apie tą moterišką energiją, kur mes leidžiam savo mylėti. Mes leidžiam savo širdžiai atsivertis, leidžiam galbūt tiesiog čia rodo kažkokį meilės ryšį su antra puse ar su savo vidiniu aš, kūno ir sielos draugystė, meilė ar su kitu žmogum, galbūt partnerystė, galbūt aš leidžiu po šitos praktikos pradėti savirealizuoti, save priimti, daugiau pinigų, galbūt aš leidžiu savo priimti meilės ryšį. Ir tai yra nuostabu, kad kai mes atlaisvinam, išsilaisvinam, kaip čia, išsilaisvinam iš narvo, kai mes nusprendžiam ir leidžiam savo išeiti iš to narvo,
ir atlaisvinam vietą, tai jinai tuščia gamtoj nebūna, ta vieta tada atsiranda energijos kurti, savirealizuotis, atsiranda noro mylėti, atsiveria širdis daugiau. Tada ir nuostabu. Tad to ir linkiu jums ir linkiu nuostabios jums dienos ir iki kitų pasimatymų. Viso gero.